Jeigu kaulinis defektas nėra didelis, tokiu atveju galima įsriegti implantą ir atlikti kaulo atstatymą. Suformavus ložę, sriegiamas implantas, nepaisant to, kad implanto kaklelis liko apnuogintas. Tuomet apnuoginta implanto dalis uždengiama kaulo drožlėmis ir gleivinė susiuvama. Prigijus implantui, virš jo padaromas nedidelis pjūvis ir prisukama gijimo galvutė. Po kelių savaičių gijimo galvutė išsukama ir pritvirtinama protezavimo atrama. Ant jos tvirtinamas vainikėlis.